eina per švento vardo kartojimą, toje epochoje kali jugai. Juga dharma. Tai yra bona fide metodas, kuris yra sugalvotas nerendamas, neradarani. Ir ne Niranjanas Swami, ir net ne Prabhupadas. Viešpatis Čaitanis. Ir netgi ne jo, Krišnas. Iš tikrųjų, Krišna per jį veikia. Nes viešpatį Čaitanį atėjęs, jo, jeigu jūs tas istorijas skaitėte apie viešpatį Čaitanį, kokias bhavas jis išgyvendavo, norėdamas Džaganat Kapurėje susitikti su Krišnu. Jūs girdėjote tas istorijas? Jisai galvą daužydavo į sieną, jis būdavo tokioj bhavui, jis norėdavo per sieną kiaurį išlysti ir tą sieną jį nepraleisdavo. Ir būdavo atveju, kai įeidavo į kambarį ir jo pusė kūno buvo į sieną įlindus. Ir jis paskui atsipeigėdavo, jis vėl iš ten išeidavo. O galų gale būdavo atveju, kai jis iš vis dingdavo iš to kambario, nes jį užrakindavo. Pasižydavo tokia būsena, tokia gili prema, kad jį rasdavo Džaganat Kapurė, čia galbūt Džaganat Kapurė pasakoja tas istorijas. Jį rasdavo jo kūne nebejį ten, jau nebejį, o kažką, panašų į kūną, kuriam nėra nei rankų, nei kojų, mėsos gabalą, ir kurį laižydavo karvės. Ir karvės, garsus kažkokius leisdavo laižydavo, iš didžiausias meilės amašos bėgdavo iš akių, nes tas kūnas buvo viešpačiai Čaitanė. Nes ten yra rašoma šventraščiuose, kai žmogus išgyvena labai gilės emocijos Dievui, transformuojasi kūnas. Gali galūnę susitraukti. Nesuprantam visai dalykai čia mums yra. Ir sakoma, kad eilinė gyva būtybė tokių emocijų jinai negali išgyventi. Čia yra tos emocijos, kurias išgyvena, Višnu Tatvai. O toks kaip viešpačiai Čaitanė, Nityananda, mes galim tos dalykus išgyventi tik tai tų dalykų šešėlį. Ir kai mes apie tai kalbam, mes turim suprasti, per tai galim suprasti, kas yra tyra meilė Dievui. Tai yra antiek gilus jausmas, kuris transformuoja kūną ir galų gale kulminacija yra tokia, šventraščiai rašo, kad tas kūnas nebetlaiko tų vibracijų, jisai subyra, tiesiog subyra. Jis yra netinkamas tom vibracijom. Už tai yra gaunas dvasinis kūnas, kurio pagalba galim išgyventi tai. Ir viešpačiai Čaitanė, jisai Džaganat Kapurė praktiškai visą tą laikotarpį jisai kankinos. Ir kankinos dėl viešpatės Krišnos ir Radharani. Jis ne dėl savęs kankinos, dėl Krišnos. Visas metodas buvo duotas Krišnos, viešpačiai Čaitanei. Tam, kad atneštų žmonėms parodytų, kas tai yra mylėti Dievą. Nes paprasta gyva būtybė. Turime įti ne paprastą gyvą būtybę, bet džyvą, tai yra džyvo tatvos, tai yra, toj kategorijai, kurioje mes esam. Yra nepajėgi išgyventi tokių emocijų. Tiesiog mes nesukurti išgyventi tas emocijas, bet mes galim jas matyti. Ir tas matymas, tai yra be galo didelė Dievo dovana, jeigu kažkas pamato tokias emocijas. Bet mums nebūtinai jas matyti šiuo atveju. Mes galim jas girdėti. Mes galim girdėti, kad tai yra, kad tai egzistuoja. Kad tai egzistuoja. Ir tada mes sakom, jeigu šventraščiai sako, tai galbūt tai yra tiesa. Galų gale aš praktikuoju dvasinę praktiką ir karts nuo karto aš pats kažką išgyvenu. Aš sakau, kažkas veikia, čia nėra tuščia. Ir aš tada pradedu tikėti, nes reikia suprasti vieną labai svarbų dalyką. Visa dvasinė praktika, jinai sukas apie vieną elementą, apie bhavą. Tai rašo Šrimad Bhagavatam Prabhupada. Bhava tai yra tas variklis, arba ta ašis, aplink ką sukasi visa bhakti joga. Jeigu nėra emocijos, bhavos nėra iš vis jokios praktikos. Lygiai taip pat, kaip sako Šrila Prabhupada, materialiam pasaulyje ašis kas yra? Seksas. Aplink jį viskas sukasi. Visa kūryba, viskas aplink jį. O dvasiniam pasaulyje yra bhava, emocija Dievui. Ir aplink ją viskas sukasi. Ir kai mes esame materialaus pasaulio gyventojai, mes turim suprasti, kad mes esam labai labai susiteršę. Kuo? Tom primityviom emocijom. Ir iš jų mums išeiti yra labai sudėtinga. Už tai ateina tokias asmenybės, kaip viešpačiai Čaitanė. Aš prisimentu, jums pasakoju tą istoriją. Kai viešpačiai Čaitanė eidavo per kaimus ir iškėlęs rankas oru plaukdavo, dainuodavo, jam ašaros bėgdavo iš akių. Ir žmonės negalėdavo atsistebėti. Va tą vaizdą. Kas matė, tas niekada neužmirš viešpaties Čaitanės. Šiuo atveju mes karts nuo karto, kas mums yra duota, šiuo atveju mums, mes karts nuo karto sudalyvaujam kirtanuose. Aš pats, kai buvau Indijoj, prisimenu vieną kirtaną. Dainavo Aditi Duha.
Ir buvo, aš nepamenu, kokia ten šventykla buvo, Džaganat Hapuri, bet ta šventykla, kur viešpačiai paliko kūną savo, išėjo iš to pasaulio. Ir va, ta šventykla apie 500 metų. Ir mes, mūsų grupė žmonių, ten 30-50 baktų, įėjom tą šventyklą. Tu tai Gopinatka vadina? Kaip? Tu tai Gopinatka, galbūt jo. O ten Kirtanas. Ir aš žiūriu, negaliu patikėti suvokim, kas vyksta. Va taip, už galvų užsiėmė ašaras, bėga, va taip, linguojas visi. Dieve, kur aš čia papuoliau? Kažkas nerealu, žinok, į dvasinę pasaulį. Toks Kirtanas, žinok, nulydos iš meilės visi, tiesiog kažkas nerealaus. Ir va tie dalykai yra labai labai svarbus. Juos pamatyti, juos pajusti, išgyventi. Nes jie labai labai, subetonuoja vidų. Tai tu pradedi suvokti, kas ta dvasinė praktika. Čia yra nesausi dalykai, kad čia yra ne filosofija, kuri nori praplauti žmonėms smegenis ir padaryti šių durniukus. Ne. Čia yra filosofija su labai didelė jėga, šakti. Ir ta jėga yra antiek stipri, kai visą materialų pasaulį transformuoja. Jeigu mes materialų pasaulio gyventojai prisirišę prie pakankamai primityvių, bet labai stiprių jausmų, galim atitolti nuo jų, atsiplėšti ir pajus kažką daugiau, tai kažkas yra nerealaus. Ir žinot, nors vieną praktiką, kuri galėtų žmogų atplėšti nuo materialių jausmų. Aš, pavyzdžiui, nežinau. Aš praktikuoju 25 metai, per tą laikotarpį pakankamai nemažai važinėjau per visokias jogų praktikas. Ošo, reiki, budistai, tantrikai visokie ir taip toliau. Aš ten jiem gaminu maistą, aš juos matau gyvai, jų praktikas matau. Ir aš matau, ant kiek neefektyvios praktikos yra. Nes jų visa praktika yra užimta tik tai materialia veikla. Visokiam spekulacijom ir taip toliau. Ten nieko nėra, ką jie galėtų išgyventi, ką išgyvena bhaktas, bhakti jogai. Už tai bhakti joga yra labai stiprus procesas, norėjau sakyti religija. Bhakti joga nėra religija. Ji yra daugiau nei religija. Už tai yra sakoma, atsidūrimo nektarė, kad žmogus, kai pradeda dvasinę praktiką, jisai susiduria su principais ir regulom. 4 žagliuojantis principai, kurį jie valo. Paskui tam tikros regulos, vėl principai džapas kartojame. Tam tikri niuansai, kurie mumis liktai susaisto ir mums tai yra nepatogu. Bet tie visi principai ir regulos veda žmogui į dorybę. Ir jeigu žmogus pasiekia tam tikrą lygį, visi tai regulos ir principas tampa nebereikalingi visiškai. Kodėl? Todėl, kad mylėti Dievą per regulas ir principus, per normas yra neįmanoma. Ir iš karto Bhakti Vigena Gosvamis duoda pavyzdį su gopėm. Kai buvo rasų šokis. Kai viešpats pradėjo groti su fleita ir visas gopės išbėgo iš namų. Vienas pabėgo taip, kad vyrai išleido jas, nematė niekas, o kitas per didžiausias problemas ten vyrai neleido. Bet ką jos darė? Jos išbėgo pas Krišną. Ir tos moralės esmė yra tokia. Čia nėra, kad kažkokio tai jauno berniuko žaidimai su jaunom mergelėm. Išoriškai taip gali pasirodyti, bet principas yra koksai. Atsidavimas aukščiausiam, nežiūrint į jokias normas visuomeninės. Kai žmogus subręsta, daina kitokio lygio, tarsi, kad jam Krišna yra gyvenime vienintelis tikslas, jam daugiau niekas nebeegzistuoja. Tada visos normos, regulos nebeturi prasmės visiškai, nes jos trukdo pilnam atsidavimui viešpačiui. Jūs sutinkat su tom? Bet bhaktų neofitui vaidinti lygį yra labai didelis įžeidimas. Mes negalim to lygio vaidinti. Ir mes turim laikytis tam tikrų regulų ir principų, kad subręsti. Kad mūsų sąmonė subręstų ir mes tikrai turėtumėm tokią galią atsiduoti jam. Tarsi man tiek įmylėti, kad mūsų 12 valandų bėgiai 10 800 kartų kvėpavimą būtų surišti su juo. Įkvepiam Krišną, iškvepiam Krišną. Ištisai galvoti apie jį, ištisai. Aš prisimenu laikotarpį, pačioj pradžioj, kai aš šią dieną paskaitydavau 15 minučių knygos. Ir aš pavargdavau. Ir man po to jausdavos tokia kaip apvalyta sąmonė. Šią dieną, aš vėl gal pasigirsiu biškį, bet būna, kad aš lekcijų klausaus po 6-7 valandas be sustojimo. Ir aš jaučiuosi, kad man mažai. Man reikia dar lekcijų. Suprantat? Viskas keičiasi. Ir keičiasi tame, kad ateina poreikis. Ir tas poreikis ateina netuščiai. Tarsi,
ateina supratimas, kad tau reikia vis daugiau Krišnos. Tu nori jo, nori ir nori ir nori. Ir tam norui, čia yra dvasinis godumas, jis yra sanskrito terminas dar, gal žinot, kas prisimenat? Terminas yra sanskrito. Nėra panašių. Godumas. Kaip godumas sanskrito? Lobha. 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 Nu. Man atrodo, kad lobha. Žarnas lobha. Lobha, žarnas. Ateina tas, tarasme, godumas, tarasme, kad tu nori labai būti su Krišna, jį matyti, jį girdėti, apie jį suprasti. Tada ateina noras suprasti savi, kaip teisingai pristatyti link jo, kaip teisingai jam tarnauti. Ir va tas procesas, jisai veda į ką? Į meditaciją, tu ištisai pradedi medituoti. Ir toj meditacijai tu pradedi jauti, kai tu apsivalai, realiai apsivalai. Ir tu realiai pradedi matyti per tą apsivalymą, kad pradeda silpti tam tikri poreikiai. Jie pradeda blanksti. Valgys pradeda blanksti. Pradeda kadušių laikytis. Visą dieną nevalgai, net negalvoji, kad turi valgyti. Realiai taip yra, suprantat, tai yra realybė. Tai va, visą tą duoda, tas procesas. Ir jeigu to proceso nėra, materialios gamtos gyventojas, materialaus pasaulio gyventojas, Gūnos pilnai savo įtaką daro ir sąmonę aptemdėti ir jokio tikėjimo nėra. O jeigu tikėjimo nėra, tai gyvenimas yra vergyjai. Už tai dešinį ranką pas mumis pastovė turbūt džiapą. Ir mes ją turim kartuoti. Ir prisiminti tai, kad džiapa duoda visus palaiminimus, visą tobulumą, koks tai gali būti. O svarbiausia, kad džiapa yra pats viešpats. Mes kartuojam šventus vardus, kuris yra džiapos formai. Čia yra kali jugos praktiškai tokia malonė ir apsauga gyvai, sąlygotai gyvai būtybei, kuri praktiškai yra pasmerkta žlugti arba nuskęsti materialaus pasaulio vandenyne, kuris yra formai trijų gūnų – neišmanimo, aistros ir dorybės. Dėl ko visada yra pabrėžimo dorybė, nors atrodytų apie dorybę turėtume mega kalbėti. Bet dorybė irgi labai didelė kliūtis. Ne ką mažesnė, nei aistra ir neišmanimas. Pakankamai didelė kliūtis. Todėl, kad dorybė duoda žinias ir laimę. O kai pas tave ateina žinios ir laimė, kas tam vyksta, tu pradedi galvoti, kad tu ypatingas. Tai čia yra vėl kliūtis, problema. Kaip tik ateina mintis, kad tu ypatingas, yra problema santykių su Dievu. Nes Dievui nereikia ypatingų. Jam nereiktų, jis pats ypatingas. Jam reikia tiesiog nuoširdžios mūsų meilės. O mokytis Bhakti Vigenas konkrečiai sako, iš tikrųjų, Krišna iš mūsų vienintelio dalyko tik reikia. Net ne meilės, o nuoširdumo. Būti tikram. Link jo. Tiesiog būti tikram. Ir kai žmogus yra kūniškų koncepcijų, jis niekada negali būti tikras. Todėl, kad aš pradžioje prisimenu, kas Alius, pastovi meluoja. Kūniško koncepcija verčia žmogų meluoti. Jis pastovi meluoja. Jis ant tiek melė tobulas yra, kai savinė ta būdinėje tobulai ir tom tiki. Iš melo reikia išeiti, bet iš melo galima išeiti tik tobulėjant dvasiškai. Kai pradame išeiti po truputį iš kūniškos koncepcijos, tada ateina jėga, šakti, kuri duoda galimybę pasakyti, kas tu esi pats savo. Ir kai tu pats savo galiu pasakyti, kas tu esi, pavyzdžiui, mes dažnai mėgstam tokius momentus, aš niekšas. Aš žinot, kam tai yra sakoma? Kad kiti sakytų, ne, tai ne niekšas. Tu labai pažengęs. Čia tokie pavyzdžiai, kurie niekam jokios naudos neduoda. Iš tikrųjų, nauda ateina tada, kai tu pats savo gali pasakyti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, kad tu tikrai kažko nesugebi, kažko nemoki, bet tu nori išmokti. Ir va tas noras išmokti tau duos galimybę tobulėti. Ir tada va tuo nuolankiai būsenui, nes jeigu tu savo sakai, kad aš noriu išmokti, jau iš karto nuolankumą rodo. Nes mokos tas, kuris yra nuolankus. Niekada nesimokys tas, kuris, viską žino. Jis yra klasika, mūgin. Buvom parodoj, Vilnių. Atein viena moteris pas mumis iš Abudžiai. Ir mes su ja pradam bendrauti. Kažkaip už ją kalba per ramų protą, ta moteris. Aš visiškai rami. Sakau, jūs pažinus ramybė. Jo. Aš žinau, kas yra ramybė ir aš galiu pasakyti, aš esu visiškai rami moteris. Ir ką mes galim tai pridėti? Nelabai ką. Jinai nuėjo, mes su Šabužė pradėjom diskutuoti. Kaip žmonės gali tikėti tokiam nesąmonėm. Nes visumoje žmonės net nesupranta, kas tai yra, net pačios savokos nesupranta.
Jeigu suprastų pačią sąvoką, jau galėtų pasakyti, kai jis yra neramus. O po sąvokos eina praktika. Ir ramybė pati duoda galimybę pažinti laimę. Nes per ramybę ateina laimė. Kol žmogaus protas yra neramus, jis niekada nesupras, kas yra laimė. Nes tik ramybei protas, kai nurimsta, ateina laimė. Tai rašo šventraščiai Bhagavad Gita tekstas. Žmogui mąstant apie jūsų objektus, įsivysto potraukis jiems, potraukis gimdo geismą, geismas sukelia pyktį. Pyktis panardina iliuziją, o iliuzija, iš iliuzijos žmogus tampa bepročiu. Čia yra materialaus pasaulio formulė, per kurią gyva būtybė tampa bepročiu. O bepročiu tampama todėl, kad visiška kūniška koncepcija. Aiham mamete aš kūnas. Aš savį suvokiu kaip kūnu ir visumoj, aš nežinau, ką jūs pastebit, bet aš šiuo atveju pastebiu tą, ką rašo Šrila Prabhupada. Šrila Prabhupada sako, Bhagavad Gitoj konkrečiai, materialiam pasauly visi psichiniai ligoniai. Visi iki vieno, absoliučiai visi. Gerai. Kodėl mes dabar sėdėm ir klausom tavęs psichinė ligonė? Nesąmonė. Nesąmonė, ne? Bet psichinis ligonis gali būti tokiai fazėje, kai jisai supranta, kad jis yra psichinis ligonis. O čia yra ligos gydymo požymis. Aš skaitau, kad dar didesnė ligonė yra tie, kurie domis vedų kultūrai. Kodėl? Nes čia tokia pajuokavimai ir interpretacija į atsaką. Ai, ta prasme. Nu, Visumoje, Ervidai, yra problemėlė tokia, kad žmogus, kai nesupranta, kas jis yra labai gilioj duobėj. Ir kai žmogus pradeda suprasti, kas jis yra, jis iš tos duobės pradeda lipti. Ir čia yra kvalifikacija sadakos, praktikuotojo. Praktikuotojas niekada nėra kvalifikuotas dvasiniai praktikoje, bet jo kvalifikacija yra tame, kai pradeda suprasti, kas jis yra. Tai gali suprasti, kas pats esi, ne, bet kaip tu gali vertinti visus, kai dvasiniai mokyti visi psichiniai ligoniai. Čia nesąmonė. Ne, dvasinio mokyti niekas negali. Tai o tu sakai visi psichiniai ligoniai. perkeltinė prasme yra tas psichiniai ligoniai pasakyti. Ervidai, šiuo atveju tai, ką aš interpretuoju, aš turiu savo nuomonę tuo atžvilgiu, bet šiuo atveju tai Prabhupada žodžiai. Ir Prabhupada, jisai, kvalifikuotai sako, jis ne šiaip sau sako, nes yra tai iš tikrųjų. Jeigu žmogus gyvena tik materialų gyvenimą, būdamas siela, kur yra transcendencinė palaima, Sačitananda yra ta amžinybė, palaima ir žinojimas, ir tu visiškai tai ignoruoji ir gyveni praktiškai kiaulišką, gyvulišką gyvenimą, tai yra čia psichiniai sutrikimai. Čia yra vienareikšmiškai, netgi iš medicinės pusės, tą analizavus, praktiškai kalbant, tu tai gali net suvokti paprastai šnekant. O jeigu tu pažiūrėsi žmonės, kaip aplinkui žmonės elgės, kuo jie siekia, tai iš to tu gali suprasti, kad čia yra psichinės ligos požymiai. Dėl ko Kali Jugui toje epochoje labai yra populiaru žmonėm eit pas psichologus. Kodėl? Seniau niekas to nedarė. Seniau Čia gal Amerikai populiaru, bet pas mus Lietuvoje tą nepažįstu, pažiūrėjau, kas eitų pas Jau Dėl to, populiariai. kad yra gėda, žmonės gėdės tų dalykų, niekas nesifišuoja. Aš, pažiūrėjau, psichologai sakau, Ervidai, žinau, aš vakar pas psichologą buvau. Aš tai pasakočiau tau? Tai aišku, kad ne. Jokių būdų ne, nes tai mane, nužemina iš tikrųjų. Ne viskas tvarkoja pas mane. Nesugebi spręsti. Arba aš nenormalus psichinis ligonis ir painu, Ervidai, aš durnius esu. Kas taip sakys? Arba paprastas pavyzdys. Žmonės alkoholikai. Esat girdėję iš alkoholika, sakytų, aš alkoholikas. Baigtų. Jūs alkoholikai, aš negeriu iš vis. Vis kiekvieną dieną po 2 butelius ištvarkat. Čia yra klasika. Matyt, kad tu esi ligonis, čia yra be galo didelė pažanga. Be galo. Nors tu esi visiškas ligonis, jokios pažangos dar neturi, bet jau tai matai, jau yra be galo didelė pažanga. Ir va tą gauna bhakta, ta prasme, praktikuotas sadakas. Tas, kuris praktikuoja, vidya bhakta, reguliuojama atsima tarnyba. Tuos dalykus matyti yra labai svarbu. Yra kitas dalykas, kai išgirsti kažkokią tai frazę arba mintį ir tą mintį surišti su kitais ir gaunas kaip įžeidimas tada. Aš tai nieko nenoriu įžeidinėti. Aš tiesiog sakau tuos dalykus, ką aš matau. Kai mes kalbam apie dvasinį mokytoją, reikia suprasti, kad dvasinis mokytojas yra nemanalus pasaulio gyventojas. Dvasinis mokytojas yra Krišnos atstovas. Vienoje lekcijoje Kaune vienas pakėlė ranką ir sako, tai kom dvasinis mokytojas, bet taip naglai, kom dvasinis mokytojas skiriasi nuo paprasto žmogaus.
Sakau, kaip kom? Labai elementaru kom. Bhagavad Gita Šrimad Bhagavatam Prabhupada rašo kom. Turi žinių apie Krišną. Ir viskas. Vienintelė kvalifikacija turi žinių apie Krišną. Tada kitas klausimas, ką tai reiškia, turi žinių apie Krišną. Aš irgi turiu žinių apie Krišną. Bet čia ne to žinios. Realizuotos žinios apie Krišną. Reiškia, tu suvoki Krišną. Ir tada gali dėstyti savo mokinę ir tempti jos link Krišnos. Čia yra labai aukšta kvalifikacija. Ir tą žmogų vadinti, materialų pasaulio gyventojų, liežuvis negali apsiversti, nes jis pažinęs viešpatį. Problema yra tame, kad tas, kuris pažinęs viešpatį, jis niekada nesakys, kad pažinęs. Kodėl? Todėl, kad viešpatį pažinti iki galo yra neįmanoma. Patį Krišną, pats save Krišną, jis sako, kur aš čia skaičiu, Šrimad Bhagavatam, kur? Jisai sako, aš pats savęs iki galo nežinau. Aukščiausias Dievas man. Jį pažinti yra neįmanoma. Bet sąlygota gyva būtybė, jį gali pažinti tiek, kiek jį turi galios. Ir tai bus jai viskas, kulminacija, jai daugiau ir nereiks. Jeigu aš pažinsiu tiek, kad per tą pažinimą aš galiu be galo mylėti ir savo meilę dalinti su juo, viskas, ko daugiau gyvai būtybė reikia. Nes jinai atstato savo konstitucinę padėtį tarno meilės tarnystės santykį. Aš tarnauju viešpačiui ir mainus meilės ryšys su juo. Ko daugiau jai reikia? Jei iš tai nieko nebereikia, kaip piemenėlis, karvytės gana, žaidžia, Krišną pamėšlą valiuojas, viskas. Laimingas gyvenimas, nieko nebereikia. O dažnai dvasinė praktika yra padaroma tokia rafinuota ir jos tikslai tampa nebeaiškus ir iš vis nebesuprantama, ko žmonės siekia. Ir dažniausiai tie, kurie perduota tą dvasinę praktiką, jie siekia padėties, tam tikros padėties dvasinėje praktikoje. Bet dvasinė praktika nėra padėtis. Dvasinė praktika yra tarnystė. Ir suvok, kad tu tarnas, kad ir kvailas, bukas, šleivom kojom, arba nepilnu intelektu, ne problema. Visiškai ne problema. Problema yra nesuvokti. Va čia yra didžiausia problema. Ir tą duoda džepą. Bekartuojant džepą mes pradedam tai suprasti. Ir karts nuo kartą savo gali pasakyti, nelabai tu koks esi iš tikrųjų, nelabai. Jeigu savo tai gali pasakyti, yra neblogai. Aišku, iš kitų tai girdėti. Nelabai malonu yra. Ir kitiem to nereiktų daryti. Nes čia yra etikos klausimas, jau Vaišnavo etiketą. Vaišnavas į kitą Vaišnavą žiūri taip. Visi, ta prasme, yra paramahamsas, realizuotas sielas, o aš jų tarnas. Va toks požiūris turi būti. Ir tada klausimas, kas tokiam požiūriui gali gyventi? Aš netempiu dar kitokį požiūrį. Man da toli. Bet aš žinau tikslą, va toks yra tikslas. Ir va, kai žmogus tokių standartų laikais, tu niekada nepulsi. Neįmanoma pulti, nes tada niekada nieko neįžeisi. Nėra kaip įžeisti, nėra kaip užgauti, nes visi iškilnės sielos. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pasigilinsim, jeigu Krišna tau davė galimybę kartuoti šventą vardą, o dar ir dvasinį mokytoją turi, tu esi labai iškilni siela. Tai rašo Šrimad Bhagavatam ir tą patį sako tavo guru. Esi labai iškilni siela, neeilinė siela. Jeigu turi šį gyvenimą dvasinį mokytoją, tai reiškia, kad Krišna jau tave mato ir tave žino. Tai esi jau Krišnos akiratį, jau jis tave stebi. Įsivaizduoji tokia malonė, tave Krišna jau žino. Dėl to gali džiaugtis jau. Tai yra realybė, va čia yra, va tie dalykai tokie elementarūs ir paprasti, bet čia yra va, tuo, ko tu jau gali džiaugtis žmogus. Tu susidūrė su Vaišnavais, su atsidavusiais, jie praktikuoja dvasinę praktiką. Nesvarbu, kad, sakykime, tu neturi dar dvasinę mokytoją, bet tu draugauji su žmonėm, kurie jau turi dvasinį mokytoją. Ir tai jau didelė malonė yra. Nes yra tūkstančiai žmonių. Čia kaip yra, per lekciją, Neraminas Svamis kaip yra man kart sakė, sako, už gatvės pilna žmonių. Jie laukia eilės, kada galės atyti į šventyklą ir pasitarnauti. Arba pasitarnauti Vaišnavui kokiam. Jie laukia eilės. Ir dabar pasakyk žmogui, tu laukia eilės. Vis tai ten supranti, suminki, sumiltus. Bet tu, kad čia išdidus, čia išdidumas yra. Aš labai savi sureikšminu, aš labai svarbus esu. Dvasinė praktika, aš sakau, ką sakiau pradžioj, jis transformuoja mūsų netikrą ego į tikrą. Tikras ego. Aš dvasinė siela, tarnas, amžinas viešpatės tarnas. Ir aš turiu savo, ant tiek įsigali tą galvą, aš turiu tik tom ir gyventi, aš tarnas. Ir po kiek laiko, ta savoka tarnas, iš tikrųjų pradedu džiaugsmą. Tu pradedi suvokti, kad yra realiai va, tavo tikra ta būsena. Tau nereikia keltis, nereikia iš didžių būtų visada, va, tiesi, kas esi. Tiesiog tarnauji, kam gali, tam pasitarnauji, kai gali, ką padarai.
Čia prisimenu, mano brolio žmona yra vieną kartą sakius. O tai gerai, jeigu tarnas. Nu tai tarnauk žmonėm. Tai tobulėsi, o tarnauji žmonėm. Bet šventraštis yra labai geras tas pavyzdys su laistymo vandeniu medžiu. Laistai medį šaknis ir laistai šakelės arba lapelius. Ir tai yra visiškai skirtinga. Kur laipsi šakas, auga medis ir vystos. Ir kur tik lapelius, kai lapelius laistai kas vyksta. Nieko nevyksta, viskas nuvysta. Jokios prasmės. Tai jeigu žmonėm tarnauji, tarnystė žmonėm, jinai daug prasmės neturi. Ir iš vis, pavyzdžiui, mūsų judėjimo programos Food for Life, maistas pragyvenimui. Prabhupada yra ne kartą sakė, čia yra reklama. Tam procese daug reikšmės nėra. Maitinti vargonų žmonės arba jos rengi, daug prasmės nėra. Prasmė yra tame, kad jie gauna prasadą ir apsivalo. Ir prasmė yra, kad sužino apie dvasinį judėjimą, kaip apie, ta prasme, užsiimantį labdaringą veiklą. Bet mūsų tikslas ne tas visai. Mūsų tikslas ne labą daryti. Mūsų tikslas žmonėm apvalyti sąmonę. Patiem tai daro. Prisimenu, aš kalbėjau, o aš kalbu, aš pradedu kažką suvokti, ką kalbu. O toks procesas. Aš čia sėdžiu, kalbu, aš pat pradedu suprasti. Lygiai taip pat, tu išgirdai, sutiksi kažką kalbėsi, aš pats dabar kažką supratau. O taip eina procesas. Taip dalinamės informaciją, kuri duoda savo realizaciją. Ar nepavargom? Visi tyli, reiškia pavargą. Dabar tik pradėjus važiuoti. Jo? Apie džepą dar grįžti. Apie Kas džepą. tas džepa yra? Ar yra daiktas ar veiksmas? Džepa, Ne. kaip vadinasi? Ir taip, ir daiktas, ir veiksmas. Nes pati džapa, reikia suprasti, yra Krišnos reprezentacija. Pats Krišna. Kažkaip pagarsiai buvo. O nuo kada ta džepa tampa džepa? Nes pagalvojus, jeigu materialus mediniai karoliukai. Tai nuo kada jinai tampa? Ta džepa, ką šventa, ką ir įklenktas. Džapa visada yra šventa, netgi tada, kai tu ją tik tai gauni iš kažkuo tai, nes tikra džapa tai pirmiausia yra iš tulasi medelio, o tulasi medelis yra Krišnai labai brangus. O tai jeigu jinai iš tulasi, tai tada ką nėra? Ir čia mes dar prieisim iki to. Karoliukai iš kokio medžio ką duoda, mes prieisim čia ant pačio galvos, aš papasakosiu. Tulasi medelį duoda meilę ir atsidavimą, ko neduoda joks, sakykime, auksas, brangakmenis, kažkoks sandalo medis, jisai neduoda to, ką duoda tulasi medelis. Už tai yra labai svarbu ant tulasi kartuoti karolių, džepą. Nes tai duoda meilę, prisiriši prie viešpatės. Čia, sakau, mūsų visos praktikos esmė reikia suprasti esminį dalyką. Mes turim prisirišti prie jo. Kaip mes esame prisirišę prie antrų pusių, prie vaikučių, prie maisto, prie savo kūno. Va tokią jėgą mes turim prisirišti prie jo. Ir kitokią jėgą mes prisirišim prie jo, mes tada ramiai galėsim mirti. Mes tada tikrai žinosim, kad grįšim pas jį. O tik tada. Kulminacija yra tokia. Toliau skaitom. Čia atsakiau, kad mantra mūsų gyvenime turi tapti kaip kvėpavimas, kuris per 12 valandų būna 10 800 kartų. Tai tiek kartų mes turim prisiminti Dievą. Paskui 109 karolis, dar vadinamas Merų kalnu, arba aukščiausias, arba aukščiausiu viešpačiu. Ir aplink 109 karoliuką viskas sukasi, nes džepa taip pasukinės. Čiuk. Aplink tą karolėlį sukas. Nes aplink Merų kalną viskas sukas ir aplink Krišną visas pasaulis sukas aplink jį. Nebent jau dvasinę pasaulį. Nors ir materialintas pats. Tas, kas peršoka 109 karoliuką, kartuoja toliau džepą, tas negaus jokios naudos kartuojant džepą. Aš taip kartuodavau visą laiką. Jokios nėra naudos iš tokio kartuojimo, nes tu įžeidimus darai. Peršoki viešpatį ir peršoki Merų kalną. Bet nieks nemokė tų dalykų čia. Nežinau, aš tai nuo pat pirmos dienos, kai tik pradėjau kartuoti, aš jau žinojau, kad taip reikia daryti. Aš asmeniškai irgi nežinau, po kai kurio laiką tik sužinojau irgi, bet to. Aš prisimenu, nusipirkau džepą Vilniuje 90 metais šventykloj. Ir gan geri tą, man atrodo, matė, aš sako, bet ją reikia taip kartuoti. Iškart man, kai nupirkau ir pasakė, aš nuo to karto tai pradėjau kartuoti. Ir tada tiesiog priėmiau autoritetą. Tai va, kai mes džepą sukame ratu, pirmyn atgal, taip įtalioja, mes išeinam iš samsaros rato, ką jau sakiau.
Džapa mala dar kitaip yra vadinama akša mala. Akša yra akis. Akša reiškia, kad akša reiškia visą visatą. Ir taip pat reiškia Višnų. Tai reiškia, kad Višnų mumis stebi. Jūs girdėjote tokią savoką, jo, kad gyva būtybė per savo gyvenimą atlieka veiksmus ir tuos veiksmus stebi. Girdėjote tokią savoką, mumis pastoviai stebi. Ir stebi viešpaties Krišnos tarnai. Mėnulio formai, saulės, šviesos, dienos, nakties, medžių, oro. O čia yra viešpaties tarnai, jie mumis visi stebi. Ir mums užrašo į knygą, ką mes darom. Man babas. Ką? Man baba sakė, kai man buvo 4 metai ir 5. Na, va tai baba. Baba. Nu tai vadino tais laikais baba, močiutė mažai kas vadino. Nu, baba. Bet čia, žinok, nuo miesto yra. Pavyzdžiui, Kaune babom niekada Močiutė. nesivadindavo, močiutės. O čia Šiauliuose babom vadindavo. Ne visada. Tai Šiauliai paprastesni. Nu taip, Dievučiai. mums tai dar geriau. Taip, kartuojant šventą vardą turime išmokti, labai svarbus momentas, Visa dvasinė praktika, ne tik šventas vardas, yra susijus su tom, kad mes palaipsniui turim pradėti matyti pasaulį Krišnos akim. Yra istorija su Prabhupada. Prabhupada skrenda lėktuvu su vienu mokiniu. Ir Prabhupada pirmą kartą skrido lėktuvu. Ir Prabhupada, kai pakilo, jam buvo, žinot, kas skridė su lėktuvu, labai nuostabu, viskas mažyčiai nameliai, mašinytė, žmogeliukai, ten visai nieko nebesimato. Prabhupada sako, Dieve, kaip čia viskas faina, kaip gražu. Ir tas mokinys sako, Prabhupada, tai, sako, biškai gal išdidumo, žinai. Ką jūs čia nesat matę, žinai, čia viskas kaip atrodo. Jo, Prabhupada sako, man viskas taip nuostabu. Ir paskui Prabhupada sako, įsivaizduok, sako, mes dabar pakilę aukščiau viso to. Ir iš aukštai viską matom. O įsivaizduok, sako, kaip viską mato Krišna. Jis visų pasaulių kūrėjas. Jis koks didis. Ir kaip jis mus mato. Ir sako, mūsų dvasinės praktikos esmė išmokti matyti visą pasaulį per Krišnos prizmę. Arba per šventraščių, arba per Krišnos prizmę. Ir ką tai duoda, ir ką tai daro. Kai žmogus išmoksta matyti per šventraščių prizmę, jis pradeda matyti 3 gunas. Neišmanimą, aistrą ir išdorybę. Ir jie skirti. Kai jis jas pradeda skirti, jis pradeda suvokti, kurioj gūnui jisai nori būti dienos bėgiai. Jis yra labai svarbu. Dvasinė praktika dienos bėgiai. Pas mumis ateina festivaliai, mes per festivalius harivol, ekstazė, prasadą prisivalgom, grįžtam jėga. O paskui ten savaitę ar ten 2 savaitės mes pachmėlį nesam. Ta prasme, nebepraktikuojam. Dvasiniai praktikoje esmė yra ne festivaliai, o kasdienybė, kiekvieną dieną. Ir toj kiekvienoj dienoj analizė, kas įvyksta, matyti 3 gunas materialios. Kad mes papuolom, sakykime, bekartojant džapą, neišmanime, aistroj, dorybei ir tos dalykus atskirti. Ir va tas matymas transcendentinis, jis duoda galimę brandai, dvasiniai brandai. Ir žmogus įsugdo savi ir tokį prodą, kurio pagalba jisai pradeda atsisijuoti daug dalykų. Ir va tada subrendęs, atsidavęs, čia yra Madhya Madhikaris jau, jis pradeda skirti, su kom bendrauti, kam pamokslauti, kaip teisingai savivesti tarp atsidavusių žemesnių, savo lygio, aukštesnių atsidavusių savi. Ir tai ką duoda? Jie apsaugo nuo įžeidimų. O jeigu žmogų apsaugo nuo įžeidimų, jis dvasiniai praktikai be trukdžių. Jis nebešlubuoja dvasiniai praktikai, jis nesutrinka. Nes yra, sakau, labai didelė problema dvasiniai praktikoje, tie visi trukdžiai arba tie visi įžeidimai, nes juos mes darom ištisai, o darom tik todėl, kad nekvalifikuoti esam visiškai dvasiniam gyvenime. Net materialiam gyvenime nekvalifikuoti. Tai ką ten kalbėti apie dvasinį? Ar kas nors gali pasakyti, aš kvalifikuotas materialiam gyvenime? Aš, pavyzdžiui, ne. Aš visą gyvenimą tik tą ir darau, kad nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Kažkokie tai procesai, kurių negali paaiškinti. Ir čia yra, tikrai viskas pakankamai sudėtinga. Ir mūsų, ta prasme, tiksla suprasti tam tikrus principus materialios gamtos veikimą. Tie principai tai yra 3 gunas. Suprast, kaip į tas žemesnės gunas nepapulti, kaip papulti aukštesniųjų gūnų ir kaip toj aukštesniųjų gūnų išlikti. Ir toj aukštesniųjų gūnų, ta prasme, praktiką padaryti patrauklę ne tik savo, bet ir viešpačiui. Nes ta praktika turi žavėti jį. Nes ta praktika arba ta tarnystė yra skirta jam, ne mum.
Čia yra dar viena iš anartkų arba problemų dvasiniai praktikui. Mes atliekam dvasinę praktiką ir pas mumis viskas idealiai. Esat pastebėję tokių praktikuotojų? Pas jūs viskas idealiai yra. Viskas užtabeliuota. Ir va tokia praktika, žinokit, yra pakankamai pavojinga. Netgi pasakyčiau, pavojingesnė nei tam, kuriam nelabai sekas. Nes jis tų praktikų pradeda galvoti, kad pas jį viskas gerai, jis jau tobulas. Ir Krišnai tai labai nepatinka. Tik tai išeini iš savokos tarno ir viskas, ir tu papuoli kitą fazę. Iškart materialus planas. 3 gunas. Už tai pati praktika turbūt susijusi su to, kad tu visą laiką kažko nedadarai. Tu turi analizuoti, ką tu geriau daryti. Ir tu labai gerai darai, tu sakai, aš negerai darau. Aš visada kažko nedadarau. Va tokia turbūt praktika, va toks mentalas. Ir tas mentalas tada yra patrauklus viešpačiui. O kai tu viešpačiui patrauklus, jis tau duos skonį. Tu visada jausi skonį nuo jo. Ir dvasinė praktika bus saldainiukas, bus saldoji per ją. Tai yra esmė, dvasinės praktikos. Jie jaust, kai būtų gyva, dinamiška, ką būtų. Taip ar ne? Nu gerai, toliau. Čia apie Višnu. Pastangos rasti savo gyvenime Dievą vadinasi džiapa. Dar kartuoju. Pastangos rasti savo gyvenime Dievą. Įdedi pastangas tam, kad ras Dievą. Ir to Dievo radimas yra džiapa. Per džiapą jis ateina viešpats. Kartuojant džiapą, šventą vardą. Vadinasi džiapa, tarsi, Hare Krišna malda, kurią mes kartuojam. Ji yra svarbiausia, kas vyksta dienos bėgyje. Yra svarbiausias elementas. Visas kita yra tik tai priedai papildantis šventą vardą. Ir kai mes girdėjom, skaitom knygas, atliekam daug ritualų, bendraujam vien su kitu, valgom prasadą, visas tas yra daroma tik vienam dalykui. Tobulint džiapą, kad jin būtų tobulai ir teisinga. Šventas vardas, viskas eina tik tais į šventą vardą. Šventas vardas ir dar kartą šventas vardas. Jeigu mes gerai valgom, gerai miegam, viską turim išsprendę gyvenime, teisingai, tobulai, be džiapa neteisinga, viską, ką mes darom, eina nulį, eina mirti, be prasmybė, visiškai. Nes toje epochoje, nepamirškim, Jugad Dharma yra šventų vardų kartojimas. Nėra jokia kita procesa. Viešpačiai tą nesako. Evanasti, evanasti, evanasti. Nėra kita kelio, nėra kita kelio, nėra kita kelio ir nebus jo. Toje epochoje yra tas kelias. Ir tuo keliu mes turime eiti. Ir nežiūrint tai, kad džiapa dažnai tikrai būna ne visai maloni ir miega noris per džiapą. Ir užsiimti kitais dalykais noris prie kompiuterio pažiūrėti, knygą paskaityti, planų padaryti per džiapą. Taip yra, tokia yra realybė. Nežiūrint tai, mes turim pagauti savį, savo protą pagauti, iš ten atitraukti ir vėl kartuoti džiapą. O tos pastangos ir duoda galimybę ateityje kartuoti teisingai džiapą. Ir jeigu mes džiapą kartuojam, leisdami protui va tavo laisvę, džiapą kartuojam ir protas kompiuterį, televizorių, knygoj, bet kur. Tokia džiapą ateityje ateis į nieką. Ir tokia džiapa bus visiškai beskonė. Ir tada vieną dieną tu ją pakabinsi ant vinies. Nes dar kartą džiapa yra su emocija. Tikra džiapa, aš jums praeitą lekciją kalbėjau. Kulminacija yra džiapa tokia. O tokia turbūt džiapa. Jeigu mes to ir neturim, jokių problemų. Bet tas tikslas visada turbūt, mes apie tai turim galvoti. Va tokią džiapą aš turiu kalbėti. Tada klausimas, ką daryti, kai tokia būtų. Ir tada sakau, yra krūva nuorodų, ką reikia daryti, taisyklių. Kaip reikia teisingai kartuoti. Ir jeigu aš tas taisyklės gaudau kiekvieną dieną, reiškia, aš esu atidus ir nuoširdus jai. Reiškia, darau minimum žinimų. Kai guru per iniciaciją duoda džiapą, tai reiškia, kad mokinys gauna visą visatą, kurie turi surasti Krišną. Įdomi, jo? Visą visatą ir jis turi surasti Krišną. Ir iš tikrųjų, taip yra, tai yra faktas. Dėl to, kad džiapas kartuojamas ir iš tikrųjų ir yra Krišnos ieškojimas. Mes ieškom Krišnos džiapai. Nes Krišna, kai mes randam, yra kulminacija meilė jam. O tas ieškojimas gali užtrukti daug metų. Jūs girdėjote tą
savoką, kad Šila Prabhupada džapą kartoja 35 metus, kol pradėjo teisingai kartoti. 35 metai Šila Prabhupada reikėjo. 35 metų. Tai tada kiek mums reikia? Gal porą gyvenimų? Gal daugiau? Ilgai, tai užtrunka ilgai. Dėl kad kai reikia protą sukontroliuoti, o šventraščiai sako, proto yra tokia galia, kad žmogų jį sukontroliuoti yra išvis jokių šansų, absoliučiai. Užmirškit tą idėją, kad jūs galite patys kontroliuoti protą. Jokių būdų ne. Per tam tikras priemonės protą galim pastatyti tam tikrą vietą. Ir dar labai svarbu yra žinoti proto gali ir jo funkcijas. Jeigu mes žinom, ką protas gali, ta prasme ir kur pas protą yra, kaip šitos, izjamai, kaip čia bus lietuviškai? Defektai. Defektai arba netobulumai tam mūsų protė. Mes tada galim tai panaudoti. Bet kad tai žinoti arba tai panaudoti, mes turime truputėlį gilintis į mūsų proto funkciją. O proto funkcija yra, kai mes kartuojam džapą ir mes matom, kas vyksta su protu, kai mes kartuojam džapą. Džapą kartuojam turbūt visas 2 ar 3 valandas analizė. Ne proto išsibarsimas, o analizė. Pirmiausia, ką mes turim girdėti pačią vibraciją. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O dabar mes kai trumpai kartuojam, mes girdim tai. Bet kai mes įsivažiuojam valandą, 2 ar 3, mes nebegirdim, ką kalbam. Ar pastebėjot? Eina, protas ten, viena linija, o čia antra linija tokia. Ir taip eina ta linija. Nes jeigu mes visas 2 valandas kartuotumėm džapą ir ją girdėtumėm, po 2 valandų džapos, mes būtum transcendencijai, garantuoti. Mes plauktumėm nuo palaimos. Jeigu visas šitas 2 valandas mes girdėtumėm, ką kalbam. Reiškia, mes jau būtumėm susilietę su juo, su aukščiausiu. Nes kai mes girdim, mes su juo susiliečiam. Ir tik nebegirdim, mes majai. Kartuojam džapą ir majai. Aš tai sakau, ant kiek tie dalykai yra svarbus, analizuoti, gaudyti save. Kitas dalykas, ką mes pavargstam nuo to. Nes, to silpni protai yra. Čia ne iš tos pozicijos, kad silpnapročiai, bet silpni protai tame, kad jie neišugdyti. Nes pati dvasinė praktika, jin duoda proto stiprybę. Protas koncentruotas tampa. Pastebėjo tą dalyką, kad keičias protas. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau. O kas buvo protas prieš 20 metų ir dabar, jis tikrai kitoks yra. Tai nereiškia, kad jis jau labai tvirtas ten ir taip toliau, bet jis kitoks jau, kitokioj fazėje. Jį jau kažkur gali sukoncentruoti, tam tikrus dalykus. Ir tai jau geras ženklas. Ir tą duoda pats viešpats. Čia per jį viskas eina. Nes mūsų pastangom protą sukontroliuoti. Čia, kaip Arjuna sako, aš greičiau vėjo laukuose sugausiu, nei savo protą sukontroliuosiu. Nors tai va, tie pavyzdžiai tokie. Toliau, dabar prasidės apie karolius. Jeigu žmogus kartuoja džapą su rudrakšos karoliais. Žinot, kas yra rudrakša? Šilos tokie raudoni karoliukai, ten iš kažkokio vaisiaus yra, aš nebepamenu. Rudros ir yra, jo, rudros ir yra. Tai va, iš tų karolių, ta prasme, Hare Krishna mantra yra netinkama kartojimui, nes ten rezultatai biški kai kurie kiti. Tai visi troškimai išsipildo. Momentas, visi troškimai išsipildo kartuojant ant rudrakšos karolių. Žmogus sako, jėga, visi troškimai įsipilda, bet toliau bus pasakoma, kas tai visi troškimai ir kodėl mums viešpats, kai aš pradžioje kalbėjau, dėl ko viešpats neduoda troškimų įsipildymą. Kodėl jis neduoda? Tai yra labai svarbu, kodėl. Paskui džapa iš lotoso sėklų duoda pergalę prieš visus priešus. Jeigu džapa iš aukso, tai gaunama visus materialius malonumus. O tas karoliai iš aukso kartuoja, taip rimtai viskas, solidžiai. Ir visi troškimai, viskas pildas, visus malonumus gauna. Krištoliniai karoliai atneša sėkmę. Sėkmė. Mums tie pavadinimai labai traukia, mums labai žavi. Nes kaip bebūtų Kali Jugui, gyvos būtybės yra labai nesėkmingos. Labai, sugriautais likimais. Ir mums tai labai žavi, mums tai labai traukia. Už sėkmės, turėčiau tą ir tą. Nes dabar, kad pradedat galvoti, kaip faina tai būtų. Bet iš tikrųjų čia yra pralaimėjimas. Bet visi tie malonumai yra pralaimėjimas, toliau bus pasakojama. Ir toliau. Karoliai ištulasi. Jie išpildo troškimus. Vėl tas pats. Išpildo troškimus. Tik gerus troškimus. Tie, kurie yra susijęs su Krišna.
Tie, kurie žmogaus nesusaisto ateityje. Va čia ir buvo atsakymas iš karto į pirmą klausimą. Džiapa iš lotoso duoda tai yra iš aukso jo malonumai, atneša sėkmę, išpildo troškimus ir užrašas irgi išpildo visus troškimus. Bet su troškimais yra viena lengva problemytė. Mes kažko gyvenime norim ir pusdieviai jos čia pildo iš tikrųjų pusdieviai. 3 materialius gamtos būnus viską daro. Pusdieviai per jas turbūt. Aš ten tiksliai nežinau, kaip ten viskas vyksta, nesu profas, bet pusdieviai yra atsakingi už tai ir 3 materialius būnus. Tai yra tiesioginiai tie, ta prasme, veiksniai, per kuriuos viskas vystos. Ir jeigu mes gyvenime gaunam sėkmingą tokį gyvenimą, ir visi troškimai pildos, mes esam tada, realiai išoriškai labai sėkmingai atrodom, labai įtakingai, sėkmingai mes žydim, mūsų akys šviečia, mes labai patenkinti, status quo, tokie, rimtai labai atrodom, viskas gerai, bet ateities nėra. Ir iškart žinote istoriją apie mėsininką, brahmacharį, princą ir išminčių. Žinote istoriją? Priminsiu ją. Išminčius sutink kitą išminčius. Ne, išminčius ein per kelią ir sutink princą. Ir princui sako, gyvenk ilgai. Ir praeina tą princą toliau. Sutink brahmacharį. Ir brahmachariui sako, mirk dabar iš karto. Toliau ein per kelią, sutink mėsininką. Mėsininkui sako, nei mirk, nei gyvenk. Toliau ein per kelią ir sutink išminčių kitą. Ir išminčių sako, nėra skirtumo, ar tu dar nemirsi, ar rytoj mirsi. Tu jau amžinybėj. Ir paskui visų tų frazių arba tų žodžių išreiškimų paaiškinimas. Kai išminčius sutinka princą, jam sako, gyvenk amžinai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar jo gyvenimas yra labai didelė sėkmė. Ir viską, ką jis daro, jam neš tik tai laimė. Bet per tą laimę jis prisidaro labai daug nuodėmių ir ateityje jam reikės pragare kentėti. Už tai išminčius sako, gyvenk amžinai. Kiek įmanoma ilgiau. Ir mėgaukis. Nes paskui kentiesi labai sunkiai. Vien kančia bus. Kai sutinka brahmacharį, brahmacharis tai yra mokinys arba tas žmogus, kuris pasišventęs yra studijom ir tarnystėj savo dvasiniam mokytojui, jis yra labai susikoncentravęs į Krišnai, dvasinio mokytojo nurodymus, į dvasinio mokytojo misiją ir tokio proto būsenoje yra labai palanku palikti pasaulį. Už tai sako, mirk dabar. Nes dabar, jeigu mirsi, tikrai keliausi į dvasinį pasaulį. Kai sutinka mėsininką, jam sako, nei mirk, nei gyvenk. Kodėl? Todėl, kad mėsininkas dar dabar šiam gyvenime suteikia daug skausmų gyvom būtybėm. Jau dabar kenčia nuo jo visi, už tai jam nereikia gyventi. O kai jisai mirs, jam vėl bus problemas, nes jisai į pragarą ir ten vėl kenties. Už tai jis yra nei paleistas, nei pakartas. Ta būsena pasmėjasi gerai, labai pavojinga. Ir šiaip šventraščiai yra sakoma, kad mėsininko padėtis iš vis yra labai apgylytina. Klausimas? O tai kokia išeitis tam mėsininko? Pakeis savo gyvenimo būdą. Tai va, sekantis momentas yra išminčius. Ir išminčiui sako, tau jokia skirtumų. Todėl, kad išminčius yra pažinęs absoliučią tiesą. Ir jisai, jeigu jisai dabar gyvens ant tos vietą, jisai dar daug žmonių supažindins su absoliučia tiesa ir duos galimybę žmonėms įsivaduoti. O jeigu jis paliks tą pasaulį, jis įsidvasinį pasaulį. Tas, ta, kur yra realizuota siela, jin prieglobstį randa bet kur. Už tai yra sakoma šventraščiuose, kad tas, kuris pažino absoliučią tiesą, jam nesvarbu, kur gyventi. Jis gali ir pragarę pamokslauti, ir dvasiniam pasaulyje, ir žojui, bet kur. Žemė, jis bet kur gali pamokslauti. Nes kai pamokslauja, jisai tuo momentu yra su Dievu. O jis pamokslauja ištisai. Išminčius pamokslauja ištisai. Ir jis visada yra su Dievu. Jeigu tu su Dievu, tau nėra jokių negandų, jokių skausmų. Taip nebent turėtų būti. Aš dabar kalbu, nelabai suprantu, ką kalbu, bet taip turėtų būti. Tai va, ir tos istorijos kulminacijos maždaug supratot, kad visi tie troškimai, jie yra labai didelis pavojus. Kai pa žmogų pildos troškimai, turėtų žmogus paklausti, o kas bus ateityje nuo to. Ir bhaktas, praktikuotas, tai yra sadaka, jisai pasietina intelektas ir jis pradeda mąstyti. Va tie malonumai, kurie ateina dabar, šiandien, ką jie duos rytoj. Ir va čia vat analizė yra jau labai prasminga. Ir tas bhaktas yra tikrai subrendęs, vat kuris taip gyvena per dvasinį gyvenimą. O dabar aš darau taip, o kas bus rytoj? Kokias reakcijas bus nuo to rytoj? Ir aš tada savo sakau,
gal aš pristabdysiu tą veiksmą. Arba kažką keisiu. Bet kad rytoj aš galėčiau toliau šventą vardą kartuoti ir turėti skonį jam. O čia yra atidus baktas, kuriam yra labai svarbus Krišna. Ir kai viešpats mato, kad atsidavęs eina link jo, va taip va būtent, viešpačiui tai yra labai patrauklu. Tai rodo vieną, kad jisai siekia viešpatis labai nori. Ir vat, prisimenate, kai mes kalbėjom pradžioj, anoj vat lekcijų apie šventą vardą, kai kartuojant šventą vardą mes padarom įžeidimus, vaišnavui kokiam. Ir aš ateinu ir atsiprašau to vaišnavų, nulenkiu jam galvą. Tai yra žmogai Krišnai. Tai sutiki Krišnai malonumą. Kodėl? Todėl, kad rodo jam, viešpatie, aš tavęs labai noriu, būk geras, netimk iš manęs skonį. Aš dabar turiu kažkokį skonį, netimk iš manęs jo, būk geras, netimk. Ir tu jam rodai tą norą. Ir viešpats yra be galo patenkintas. Taip rašo šventraščiai. Tas žestas yra ne kiek tavo nužeminimo arba tavo rodymo kitam vaišnavui, kad tu didelis siela, arba kad tu mažas siela, ar kapolų siela, ne tame reikšmė. O reikšmė tu parodai viešpačiui. Viešpatie, aš tavęs be galo noriu, be galo aš tavęs trokštu. Aš noriu būti su tavimi. Ir dėl to tu tai darai. Visų procesų arba veiksnių, kuriuos mes atliekam dvasiniai praktikui, kulminacija yra aukščiausias. Viskas remiasi į jį. Ir jeigu mūsų dvasinis gyvenimas eina link jo, viską, ką aš darau, tik tai jo patenkinimui, tada sąvoka tarnas įgauna prasmę. Ir aš pradedu jaustis tarnu. Ir ta padėtis yra pati stabiliausia ir pati geriausia. Tiek materialiam pasauliu, tiek dvasiniam. Jeigu aš esu tarnas, iš tos padėties aš niekada nekrisiu. Nes žemiau nebėra kur kristi. Ir žemiau ir aukščiau. Iš tikrųjų, ta padėtis žmogų, žinokit, ir pakelia, ir jį padaro pačiu, kaip pasakyti, ne tai, kad žemiausiu, bet jinai pati stabiliausia padėtis. Iš juos nebėra kur kristi. Jeigu tu tarnas, kur tu bekrisi dar? Tu tarnas, tu tarnauji visiems, tu padedi visiems prisiminti viešpatį. Tu darai viską, kad žmonės galvotų apie jį. Ir galvotų ne šiaip bukai, bet su emocija, kad galvotų apie jį gerai, pozityviai. Kad norėtų dėl jo kažką daryti. Nes visų lekcijų, visų pamokslavimų principas žmogui turi vesti tik tais link to, kai jis išėjęs po lekcijos, jis norėtų atsiduoti Dievui. Ir kuo lektorius tą tobulų daro, tuo jo kvalifikacija yra didesnė. Kvalifikacija lektorius yra vienintelė. Ar žmonės išėję iš lekcijos nori atsiduoti Dievui. Ar nori, ta prasme, paklusti ir nori būti tarnais. Ir jeigu tai vyksta, reiškia viskas ok. Jeigu to nevyksta, reiškia, jokios prasmės čia nebuvo. Tuščias pokalbis. Ir to lektoriaus kvalifikacija labai žema. Tai va, Šiva tenkina troškimus visus. Višnu, Krišna, tik tuos, kurie ateityje žmogų išvaduoja. Malos negalima liesti, čia toliau vėl apie malą eina kalba. Malos negalima liesti piršto šituo. Čia yra tas, kaip jis vadinasi, parodomasis. Rodomasis pirštas. Savo tuo rodomuoju negalima liesti, nes jis yra, skaitos nešvarus tas pirštas. Toliau prasidės momentai, aprašymai, kaip džapas negalima kartuoti. Džapas negalima kartuoti kramtant. Ką kramtant? Kramtant, tiesiog kramtyti. Kažką kramtyti. Valgyti. Čia bus dar tokių daugiau niuansų, labai įdomių, kuriuos aš pirmą kartą išgirdau. Arba, tarkim, gali kažkas kramtyti kramtoškį? Jo, kramtoškį, čia įžeidimas yra, supranti, nes tu vėl protas koncentruojas vėl į kitus dalykus, kitų kramtai. Jau ne vien tik į džepą. Nes kramtymas iš karto protas jau ir ten, jausmai, viskas ir taip toliau. Kas nauja man buvo, visiškai nauja, ką aš išgirdau nesenai, dabar per tas lekcijas, tai kad šventą vardą negalima kalbėti su apdaru ant galvos. Man tai buvo visiškai nauja. Nei čadras, nei kepurė. Skyrus galbūt kažkokie atvejai tau labai šalta, gal ten, bet šiaip visumoje tai yra, tai gal nėra įžeidimų, bet tai yra, kas yra nerekomenduojama ir negalima kartuojant džepą, šventą vardą. Nes yra klasika šventyklose, gal pastebėjot. Čia darai? Vara. Visi tai. O kur gavai šitą, kas? Čia yra Bhakti Vigeno Gosvami seminaras apie džepą, apie šventą vardą.
patikėkit, iš piršto nelaužyti. Ne, tai ne ta, bet tiesiog įdomi, kad aš ir negirdėjau. Jo, aš irgi, man sakau, buvo kai kurie dalykai visiškai nauji. O jisai visą informaciją ėmė. Tuoj pasakysiu, iš kokio šventraščio. Aš turiu sąrašęs. Čia yra pirmas. Čia paskutinis visai. Valgyt noriu. Jau valgai? Žemesniosios čakros veikia. Jo. O kiek jau valandų yra? 3. 3 Nu, 2. Ne, ne. Aš net. O, Dieve, aš čia tik įpusėjau. Ne, nu galim baigti, aišku, čia jokios prievartos nėra. Tiesiog galim palikti. Finalą tada užbaigti, taip nebaigti. Ir paaiškiai. Ok. Džiapos maišelis vadinamas dar pagal vedinę kultūrą go-muka. Tai yra karvės burna arba dieviška kalba. Go-muka. Džiapos maišelis. Reiškia, džiapą malą laikome dieviškoje kalboje arba karvės burnoje. Kaip žinot, viskas, kas yra su karvė surišta, yra viskas šventa. Išmata, šlapimas, pienas, pati karvytė ir taip toliau. Krišnai labai artima yra. Čia tas išaugs. Pagirt. Kas? Pagirt. Ar nenori? Čia paruotas. Aha. Labai svarbus momentai apie pirštus. Trumpai, va čia ir baigsiu. Pirštai. Ką reiškia pirštai, su kuriais mes kartuojam? Taip, didysis pirštas, šitas yra Krišna, atstovauja Krišną. Vidurinysis pirštas yra Dživa, tai yra mes. Viskas čia yra aprašoma, čia visa informacija eina iš Jadžurvedos. Jadžurvedas, sanskritą moko Bhaktivinoda Gosvamis, tai jam visi šventraščiai atviri yra. Paskui vidurinysis pirštas yra labai svarbus. Tas pirštas yra surištas su širdimi ir širdies meridianu. Kai žmogus sukinėja karoliuką per tą pirštą, per tą vietą, jisai stimuliuoja širdies meridianą ir tokiu būdu palaiko sveikatą. Bet reikia suprasti, kad džiapa yra kartojama tikrai ne dėl to, yra labai svarbu tas dalykas. Čia yra papildomi tokie faktoriai, kurie toliau šitas pirštas, rodomasis, atstovauja netikrą ego. Už tai ant to piršto yra nekartojama džiapa. Nu, va, plius jis dar yra nešvarus tas pirštas skaitamas. Jeigu mes ant netikrą ego kartotumėm džiapą, reiškia mes stimuliuotumėm savo netikrą ego. Ir tai būtų nedvasinė praktika. Tai būtų materiali praktika. Bevardis pirštas, va šitas. Čia dabar jį parodyti, va šitas. Bevardis pirštas nuima visus sunkumus. Už tai ant to piršto nešiuojamas žiedas. Tarp kitko yra rekomenduojama šventraščiuose, kad galima, pavyzdžiui, va taip ant džiapą kartuoti. Va taip kartuoti, taip. Arba ant tų 2 pirštų kartuot. Nu, čia labai sudėtinga, gal neišeitų. Ir tas kartuojamas jis duoda vėl kitus rezultatus. Nu, materialius rezultatus, kurie ten apsaugo, ten duoda kažką ir taip toliau. Aš nežinau, kiek jums tie įdomu, aktualu gal. Tai va, nuėmus sunkumus, už tai ant to piršto yra nešiojamas žiedas. Mažasis pirštas atneša troškimų išsipildymą, ant jo vat irgi galima kartuoti džiapą. Jeigu kartuoja troškimą išsipildą. Toliau karolius sukti link savęs, kaip sakiau. Aha. Kairę ranką negalima jokių būdų liestis prie džiapos. Džiapos negalima dėti ant žemės. Išmintingas žmogus, ar jis trokštų materialių turtų ar išsivadavimo, ar pamilti Krišną, jis vis tiek turi kartoti džiapą. Išmintingas žmogus, būtent čia pabrėžiama, jis kartoja džiapą viduriniuoju ir didžiuoju pirštu, tai reiškia va šito ir šito. 4 draudimai, va paskutinį ir mes baigsim. 4 draudimai, Hari Bhakti Vilasa. Draudžiama kartoti mantrą dešinę ranką, jei ji užteršta.
Jeigu kartuoja džiapą, prieš džiapas kartuojama visą laiką praplaukit ranką vandeniu. Jeigu ranka pusiau švari, jeigu nešvari su muilu, nes čia įžeidimas yra. Antras yra, negalima kartuoti mantros su galvos apdaru. Trečias, negalima kartuoti mantros nuogam, kas beveik nebūdinga yra žmonėms, bet vis tiek. Ir ketvirtas, negalima kartuoti mantros gulint, čiaudant, žiovojant, su kažkuo kalbant ar pasivaikščiojant. Nu, pasivaikščiot su kažkuo ir kartuoja džiapą. Vietoj sėdėti. Ne. Čia neturima, aš kiek supratau tų lekcijų, kad čia neturima minty, žinot, kaip bhakti, vaikšto. Čia ne ta turima. Čia kągi mėgstu savo. Jo, čia ne ta turima minty, čia turima minty galvot kažkur tai, vaikšto su draugais kažkur, ar pasivaikščiojimai kažkokie vyksta ir tu kartuoji džiapą. Nes iš tokios džiapos naudos nėra, nes tu koncentruojies visai kitus dalykus, supranti. Nes jeigu tu koncentruojasi džiapą ir vaikštai, čia nėra tame jokios problemos. Nes jis Bhaktivinoda Gosvamis to nepabrėžia, būtent, kad vaikštant. O tie 4 dalykai, kurie yra išvardinti, jeigu žmogus tos dalykus ignoruoja, tokia džiapa neatneša jokios naudos. Už tai baigiant tą mūsų lekciją, netrumpą, kurios net nepastebėjau, kai čia tai pradėjo, norėčiau palinkėti visiems iš tikrųjų laikytis tam tikrų principų, neįžeidinėti šventą vardą, iš džiapos ir tokiu būdu gauti iš džiapos didžiausią naudą, o ta nauda yra, kad nors truputėlį prisirišti prie aukščiausią, nors truputėlį. Ir tas prisirišimas duos visiškai kitą kokybę gyvenime. Ir tai yra faktas 100%. Nes ta kokybė mums duos norą vis didesnį ir didesnį bendrauti su kom? Su Bhagavatam ir Bhagavata. Tai yra šventa asmenybė ir Šrimad Bhagavata. Jeigu mes tos dalykus dar atliksim, mes labai sparčiai tobulėsim. Už tai ačiū visiems uždėmesį ir Hare Krishna, gal turit galbūt papildymų arba klausimų. Ten kaip mazgeliai turbūt, pavyzdžiui, tarp karoliukų po vieną, po du. Yra tokie kokie nurodymai? Yra būtinai turbūt mazgelis, tas mazgelis irgi atstovauja neišreikštą materialią energiją, kaip ir siūlas. Dar mazgelis dar papildomai kažkokią tai turi. Čia kažkur pas mane turėjo būti užrašyta, bet aš kol ieškosiu, čia vėl daug užtruks. Aš pabandysiu surasti lekcijų, tą mazgelį. Aš prisimenu, kad kažkokia, ta prasme, simbolika ir mazgelio buvo. Bet man atrodo, kad tai buvo likti kažkas su gopiam surišta, kad tai yra gopės. Nes gopių yra labai daug, 108 pagrindinės ir ten toliau tų gopių ir tos visas planetas, nes gopės ir planetas vėl labai surišta yra kažkodėl, tai gopės ir planetos. Vis tie karoliai atstovauja ir planetas, ir amžinybė, ir gopės. Tarsi, daug yra tų simbolių. Ir pats siūlas, sakau, neišreikštama, tarsi, energija, kurios mes nematom, o išreikšta tai yra karoliai, tai visas tos planetos ir visą tai, ką mes matom. Bet tie dalykai ant tiek labai svarbus nėra. Visumoje gal daugiau yra ta svarba teisingai per karolius eiti, prasme, neperšaut Krišnos, vėl grįžti. Džiapa visada turbūt švari, patys karoliai turbūt švarus, maišelis švarus visą laiką turbūt. Jis neturi liestis niekada ant žemės, ranka turbūt švari. Ir, tam tikri principai, regulai, kurių pagalba, tarsi, nebus įžeidimo arba bus minimalizuoti įžeidimai ir mes galėsim teisingai kartuoti ir jausti poreikį džiapą. Nes jeigu mes kartuojame ir jaučiam poreikį džiapą, rytą prabundi ir aš noriu kartuoti džiapą, yra geras ženklas, žinokit. Labai geras ženklas. Ir jeigu mes rytą prabundam ir nenorim kartuoti, yra blogas ženklas. Reiškia padaryti kažkokie įžeidimai yra. Čia ne tame, kad bloga sveikata arba dar kažkas. Čia tiesiog įžeidimai yra. O mes esam netidus. Mes linkę įžeidimai nesam. Dar Gosvami Maharaj sakė, kad labai palanku toj pačioj vietai kartoti. Jo, jeigu kažkam išeina atsisėdus, aš 16 ratų kartuoti, čia yra tobula. Čia yra tobula. Čia yra tobulai. Atsisėdi vienoje vietoje ir visus 16 ratų. Nes protas tada jisai panyra ir viskas. Tu kai vaikštai, biški protas derinas. Tas yra. Man, pavyzdžiui, neišeina vienoje vietoje. Man kojas ten skauda ir taip toliau. Bet čia turiu omeny, tai įmelsta vieta. Ta prasme, ta pati vieta, tai kad energetika jau tokia susikūrusi. Dėl to aš nieko negirdėjau, dėl tos įmelstos vietos. Aš manau, kad čia gali būti biški. Ja, aš negirdėjau lekcijų. Galbūt taip ir yra. Aš visumoj manau taip. Jeigu tai, kad tu darai džiapui, tau neš naudą, tai yra tai, kas reikalinga. Jeigu tu kartuoji džiapą ir tu realiai matai, kad tu dar labiau prie jos prisiriši. Tai reiškia, tai tavo reikia daryti toliau. Tu turi vietą kažkokią, turi patalpą. Pavyzdžiui, man patalpa labai didelė reikšmė yra, kur aš esu. Aš negaliu laukia kartuoti džiapos.
Malūkė viskas, protas išsiderina, matau aplinkui viską, miškė kokią, niekur aš negaliu, tik tai patalpoje galiu kartuoti. Nu, va, tai man patalpoje patinka, kažkam gal kažkur kitur, bet tokie va dalykai. Tai ačiū dar labai uždėmesi. Na, iš tikrųjų.